kaime amžinai tupėt, kiaulės prižiūrėt, bliovimą girdėt. Nutariau tada svetur aš laimės paieškot, užžiūri sau turną sumedžiot. Harmoniką tik paėmiau ir nutariau niekuomet neatsiskirt su ją. Liūdėsi ar džiaugsme visuomet jūs su manim, harmonika kaip gera man keliauti su tavim. Visur kreipiausi ir TV pagalba nieka nepadėjo. Kreipiausi į farus, šit neuždarė. Tai sakau, tai išvašytum didelį salę, kad čia padėsit. Jeigu atsimenate, pernai taip gražiai švenčiau aš savo tas vestuvės. Mano toji žmona buvo tokia didelė, graži. Ir meila mūsų buvo tokia didelė, ale iš tos didelės meilas beliko va tik meilas vaisius. Toigi gegutė pakėla uodegų purt ir išskrydo ir likau va vieną su vaiku. Mielas materytės, susmilaikit, būkit geras, gal kuri būsit mano žmona, a mano kūdikiugi mama. Šiaip taigi, aš šiaip tai toksai kaip ir vyras. Bet ką vyras, liuks vyras, gražus, aukštas, plačių pečių, raumenai, kaip pas Visotskį tenai, kokį tenainas, alegi turtingas, ir turiu, didžiąją Ukmergės tiltą akcijų. Koks pliusas didelis. Tada turiu kaip toj 5 pensijų pakopai, tik kokių sankaupų nebeatsimenu. Aš turiu klausos aparatą su visom bakterijom. Dvi batareikas grįžim. Oi, taip. Ir dar turi dubliavotus akinius. Koja vienu trumpesnė. A, tai kad už tai ilgesnė. Nu ką, čia pliusas. Taigi dar pasigirti tiek naminių gyvūnų turi, kailiniai pelni kandžių, šerdela pilna tarakonų, o maršai glusų tiek kalėdinio pavasarį skrustėlių. Aš galėjai nesakyt. O negi žemės kiek turi. Ui, 5 hektarus žemės palei Šventosios upį. Mirabėnų taki, 80 pėdų žemė. Nu, aš sakau, šalta žiema, šalinai šalta žiema, šalinai dar pavasaris ateina, dar pavasaris.
gal čia net ne vaikas. O jėtų, tai imk. Ne, aš tai neimsiu tau davę, tu laikyk, ne, tu laikyk. Tai ką dabar man daryti su to vaiku? Nu tai pažiūrėk, gal čia net ne vaikas. Vaikas, matau, kad vaikas sunkus dar koks, tikriausiai ne pieno lelašiniais penėtus. Aha. A gražus koks, a kokias akis gražus. Parodyk, aš irgi noriu pažiūrėti. Oi, palauk, atvirkščiai. Nu tai va, bet tai, va, pažiūrėk, matai, koks gražus. Bet man įdomu, a berniokus čia mergiotė. Tai pažiūrėk, dedenyt, nu pažiūrėk. Nu, kad aš bijau. Nu, kad tie gyvenimą nugyvenus, da ko nors bijotum, nu. Nu, bet aš tau neduosiu vis tiek. Vis tiek neduosiu. Neduosiu, dar nužiūrėsi, tiek tos jau. Tu sveikinkis kalbėk su žmonėm, aš jau prisijungsiu. Nu gerai, laikyk tą lelioką, tai aš sveikinas. Tai būkit pasveikinti, brangieji, sugužėję į nebežinau kelintą kartą rengiamą liaudiškos muzikos šventę Grok harmoniką. Tai ką, brangieji, šiandien linksmai švęsim užgavėnes, linguosim, dainuosim, plosim ir žinoma savo plojimais išrinksim pačią geriausią kapelį, katrai mes iš savo pensijų fondo padovanosim 100 eurų. Tai jau netingėkit, plokit. A gerai, plosim, gerai. O tie vaikai, kur čia šoko ir dainavo ir kažką čia darė, tai Ukmergės kultūros centro folkloro ansamblis Pineva. O tai buvo pasipuošę. Pineva, tai Pineva, ką man su vaiku daryti dabar? Tai palaikykim, paturėkim, pažiūrėkim, pagalvokim ir jau tada nuspręsim. O dabar gal reikia jau kažką kviesti. Kviečiam. Nu, kviečiam. Želvos, nepaprasto gražumo liaudiškos muzikos kapelė Želvelė. Vadovas Vaclovas Butkus. Aš
užgavėnės, bet ir dar vieną visiems mums brangę šventę - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Štai jau 108 metus mes tariam Lietuvos vardą su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu. Ir šiandien visas dainas, visus gražius žodžius mes skiriame savo brangiai šaliai Lietuvai. Sceną jau žengia Veprių instrumentinė grupė Intermezzo, vadovas Edvardas Radautas.
tamsoj paskendau, kodėl jis nuvyko vėliavai, kodėl taip anksti tu šiandien judėjai, kodėl nesakai, kodėl nedėkojai, kodėl įlėkai. Ar jis tave nori, baltoji lelija, ir lūpos sušildė, bet šiandien lelija, kaip noriu pasiekti tave širdimi, mane užsislėpti, abu su manim. Ar jis baltoji lelija, ir lūpos sušildė, bet šiandien lelija, kaip noriu pasiekti tave širdimi, mane užsislėpti, abu su manim. Aš sėdžiu ant kranto, o tu vandeny, aš vėjo maldauju, dar jos nenuspėjau, nejaugi ateisi tamsioji naktis, ir vėl mus abudu, kaip vakar išskris. Ar jis tave nori, baltoji lelija, ir lūpos sušildė, bet šiandien lelija, kai nori pasiekti tave širdimi, dar neužsiskleiski, pabūk su manim. Ar jis tave nori, baltoji lelija, ir lūpos sušildė, bet šiandien lelija, kai noriu pasiekti tave širdimi, dar neužsiskleiski, pabūk su manim. Ar jis tave nori, baltoji lelija, ir lūpos sušildė, bet šiandien lelija, kaip noriu pasiekti tave širdimi, dar neužsislėpsi, pabūk su manim. Kai saulė leidžias iš dangaus giedro, ir kai aplinkui parva tamsėja, kai valoj varlas pradeda kvatot, ir kai nustoja pusiliktas vėjas, kai valoj varlas pradeda kvatot, ir kai nustoja pusiliktas vėjas, tuomet pragysta naktiniai vieversiai, tai kas dar juos lakštingom padės.
malalaikės iš dangaus jėgom. Ir kai aplinkui parva tamsėja, kai valoj varlės pradeda kvatot, naktiniai vieversiai mums meilę sėja, kai valoj varlės pradeda kvatot, naktiniai vieversiai mums meilę sėja. Ir kaip žmonės sako, gi nėra namų be dūmų. Bet tai žinokit, va tai va jauni, žiūrėk, aš pastebėjau, apsiženė, kaip jie gražiai viens kitų vadina, kokiais žvėreliais, katytė, pelytė, žuvytė, a metams bėgant tie gyvūnai vis didėja. Bet žinot, ką pasakysiu, bet vis tiek, be vyrs be moters kaip šuo be blusų, gyvent galima tik nuobodu. Bet ir moterytė, kaip blusa be šuns, gyvent galėtų. Nu, bet kandžio tai nėra ką. Nu, dar vyras kaip kaulas, nu su jais negali. Išmest gaila, tai grauži ir graužės. A ne taip. Da gali delavot, kaip toj dainoj, delavos tau per visų umželį. Va, tokia daina yra. Daina. A jau kai sugalvodavo skirtis, tai pirmiausiai turi nueiti pas kleboną ir kaip kokią savo nuodėmę pripažinti. Jau turi pirmiausia nuo kleboną pradėti. Tai tas išklauso, o to įverkia. Nedirba, tingi, neklauso, A paskui jau kunigas sako, a kai ženijotės, toks buvo. Nu ne, buvo geras. Tai tu ir sugadinai. Tai taip ir sako. Blogą moterytę ir gerą vyrą gali sugadinti. Irgi senovinė patarlė. A man, žinokit, visai neseniai viena moterytė guodėsi. Sako, nežinau, apsiženijau su vyru, svėrė 70 kg. Dabar sveria 100. Tai sakau, palauk, gal jis nežentis, gal jis valgyt norėjo. Bet aš tai žinau, girdėjau da tokį nutikimą. Dieną moterėlė jau tokia amžiai sakė, tu neįsivaizduoji, kai pavasarį vyras pasodina pakas bulves raukšlėtas ir kai rudenį jau tas gražias, be jokių raukšlių, tokias šviežias iškasa, tai sako, į mane taip žiūri prisimerkęs. Aš visada galvoju, kas jo galvoj dedasi. Va. Bet žinai, aš jau pasakysiu, vyrui dar toks yra pasakymas, ar pirtis sudegė, ar žmona numirė, tai viens ir tas pats. Pirmutinis vedimas yra nuo Dievo, antras nuo žmonių, a jau trečias tai jau nuo velnio. Bet žinot, bėda vedus, bėda nevedus, bet galiu duoti patarimą vyrams. Vyrai, arba darykit taip, kaip žmona pasakė, arba atvirkščiai. Kaip pasakė, taip ir darykit. Ir bus ramu. Ir niekada nesigailėkit anksti kėlęs ir jaunas apsiženijęs. Visada viskas bus gerai.
dabar kviečiam svečius. Panevėžio liaudiškos muzikos kapela Kačerga ir vadovė Viktorija Drevinskienė. Pilnas internetas gražiausių dainų, gražiai dainuoja ir gražias dainas kūrė. Nu, nepaprastai šaunus žmonės ir šaunus kolektyvas. O jūs plokit, žinokit, oi mes žiūrėsim klausyt labai atidžiai. Dabar jau turim išsirinkę, kam daugiausiai ploja. Jau to, bet maža kas gali pasikeisti. Gali pasikeisti. Gal iš čia jau ne tik, kad plosit, šauksit, bet ir kojam trypsit. Ir šoksit gal. Gal ir šoksit, negali žinot. Nu ką, nu su trenksmu mes šitą šventę baigsim. Gražaus klausimo. Žalias plaučius gimtieji namai, kiek daug laimės ir džiaugsmo čia būta, kai turėjo pirmieji garsai ir tos rankos, kurios mane supa. Lopšinė iš lūpų gavau, net neiliksi šiolai kartoju, kvapas sodžiaus gimtųjų namų, prie kurių aš tyliai raudoju, tavo akis kaip lino žiedai, kurių jau niekada nebematysiu.
Kaip ąžuolas stipriomis šaknimis skverbėsi į žemę, didingų kamienų suteikia ramybę, galingomis šakomis kyla į saulę, taip ir mūsų kultūra senovėje prasidėjus nuo širdingų liaudies dainų peraugo į šių dienų vingriausias melodijas, bet visa tai lietuviška, tikra ir gražu. Nuoširdi padėka Panevėžio liaudiškos muzikos kapelai Kačerga ir jų vadovai Viktorijai Drevinskienei. Nuoširdžiausius linkėjimus mūsų svečiams ir dovanoja visų kašikų baravykų. Nuoširdžiausia padėka nuo mero Želvos skyriaus liaudiškos muzikos kapelai Želvelį ir jų vadovui Vaclovui Butkui. Ir taip pat Želvos armonitieriams didžiulis ačiū.
Veprių skyriaus instrumentiniai grupė Intermezzo ir jų vadovui Edvardui Ratautui. Padėka Ukmergės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Vyturys ir vadoviai Augustinai Kerulytei. Nuoširdi padėka Ukmergės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Provincija ir vadovui Alvydui Padrėzui. Už gražias dainelas dėkoja nuoširdžiai meras ir Siesikų skyriaus liaudiškos muzikos kapelai Vieversa ir jų vadovui Vidmantui Savilioniui. Na, o dabar žadėtas žiūrovų prizas iš mūsų Slobočiūtė pensijų fondo, jų 5-ojo